Sveikas, Airinai, manęs sudominai kalbėdamas apie gyvenimą Amerikoje ir jos perspektyvas, kadangi šnekėjai labai mažai, bet labai įdomiai, gal galėtum bent šiek tiek išsiplėsti, kodėl būtent Amerika, o ne kita šalis. Tarp kitko, tą pačią temą, gal galėtum papasakoti apie užsienio merginas, ar jas kabinant labai svarbu idealiai mokėti kalbą. Apskritai, ar tavo taktikos veikia užsienyje? Ačiū. Sveiki, su jumis Airinas Rutinen, jūsų knygų DVD, kurias turit peržiūrėti, perskaityti. Autorius Alfa Myras mokymų vedėjas Lietuvoje. Ir dabar aš kalbėsiu apie Ameriką ir kodėl aš šią šalį renkuosi. Tai yra visų pirma, kiek Amerika turi gyventojų, kokia yra rinka Amerikos? 317 milijonų. 317 milijonų. Kiek Lietuvoje mes turim rinką? 3 milijonai, ne? Palyginti 317 milijonų ir 3 milijonai. Plius anglų kalbą supranta ne pusė Europos, jeigu ne daugiau. Ir dar Rusijos kiek supranta, irgi angliškai. Tu paleidai produktą Amerikoje, paleidai paslaugą savo produktą Amerikoje, angliškai. Tave praktiškai mato, nežinau, didelis labai procentas viso pasaulio. Kai tu paleidai lietuviškai, to nemato. Todėl aš renkuosi Ameriką dėl to, kad ten yra stabiliausia ekonomika, tai yra stipriausia šalis ir aš noriu, kad mano vaikai būtų amerikiečiai. Ar galėtume pasakoti, kabinant užsienio merginas, ar idealiai, svarbu mokėti idealiai kalbą? Nesvarbu mokėti idealiai kalbos, svarbiausia yra būti pasitikinčiu savimi, užtikrintu, mokėti kūnų kalbą, suprast moterų psichologiją. Tai, ką aš rašau savo knygose ir dėstau savo DVD, visą tai puikiai iliustruoja pavyzdys Rusijoje, Sočyje, kai aš išvažiavau. Ir kai mes gyvenom nuo miesto 10-15 km, buvom uždaryti į tokį lagerį, kuriame turėdavom sportuoti, maitintis ir dirbti prie statybų. Ir neturėjom moterų. Aš sugebėjau išeiti iš to lagerio, nuvažiuoti į miestą, užkalbinau moterį išeinančią iš pašto, sustabdžiau, nemokėjau rusų kalbos. Aš mokėjau angliškai ir mokėjau šiek tiek, jau labai nedaug rusų. Bet mano yra stipri kūnų kalba, aukštas pasitikėjimas savimi ir aš tiesiog užvaldžiau ją, sustabdžiau. Mes tą pačią akimirką atsidūrėm už valandos bute, kuriame jinai pirko vaistus iš daktaro. Ir tam daktarui mane pristatė kaip aš jūs pusbrolis, aš jai sakiau, pristatyk mane kaip pusbrolis tavo. Jinai pristatė. Ir aš kurščiau jos emocijas. O jeigu nori moterį valdyti, manipuliuoti ją, tu pakurstyk jos emocijas vidai. Mūsų vyrus labai veža, kai moteris kalba apie seksą, gašliai, mes vos negalim išprotėti. Moteris labai veža ir jos praktiškai gali išprotėti, jeigu tu sugebi jom emocijų suteikti. Kurstyti tas emocijas. Kaip tai padaryti, aš dėstau knygose su savo DVD. Tai va, aš tai padariau ir mes iš tų gydytojų išėjom, atsidūrėm už kažkur pusvalandžio pas ją namuose. Ir aš sėdėjau bute ir ten buvo jos draugė, tam bute. Jinai man davė raktą, sako, tu užeik į butą ir sakyk, kas čia per nesąmonė, kokia čia pana gyvena mano bute. Ta prasme, jaustis man kaip bosu, kai šefo ateiti į tą butą ir sakyti, kokia čia merga pas mane gyvena, eik lauk iš čia, ir duot per užpakalį. Ir aš paėmiau, atsirakinau duris, užėjau, atsistojau plačiai ir sakau, žinai, kas čia dabar darosi? Kas čia gyvena mano bute? Ateik čia, sakau, ateik čia. Jinai atėjo, per užpakalį, visai išsigando. Aš sakau, aš vienau, sakau, tipo čia buvo juokelis ir atėjo ta mano mergina. Ir aš sėdėjau virtuviai ir jos man abi gamino valgyti. Aš pavalgiau dar geriau nei tame barake. Ir vėliau kiekvieną savaitgalį važiuodavau pas jas į butą. Ir jas taip gerai atmušdavau, kad viena turėjo vyrą, buvau susituokusi, o kita buvo laisva. Tos merginos, kurios buvo butas, tėvų buvo jos butas, tie tėvai buvo išvažiavę į kelionę. Ir aš mušdavau jas kiekvieną savaitgalį.
Ir jom labai aš patikau. Jos mane mokino rusų kalbą, ten aš jas anglų šiek tiek. Mes eidom, vaikščiodom prie jūros, darėmės nuotraukų. Aš praleidau nerealią vasarą. Bet žiūrėkit, kaip viskas atsitiko. Aš nemokėjau rusų kalbos, aš užkalbinau, bet aš turėjau kūnų kalbą. Aš turėjau alfa pasaulėžiūrą, mąstymą. Aš turėjau labai aukštą pasitikėjimą savimi ir nedirbtinių tikrą. Tikra tai kas vadinasi, kad tu iš bet kurią šalį kitą išvažiavęs, tu ir būsi aukštam pasitikėjimą savimi. O ne kad čia Lietuvai, žinai, tave žinu čia, tu turi statusą, čia pasitikė savimi. Lietuva tai ir Lietuva, šūtkaimis. O kai tu išvažiuoji į kitą šalį, aš buvau Sočyje, Sočys tai yra kurortas, prabangus miestas, į kurį suvažiuoja visi praktiškai turtuoliai, kas poilsiauja Rusijai, prie Juodosios jūros, Palmės. Ir tenais buvau ir visą tą alfa psichologiją motoruliomas puikiai veikia ir veiks ant bet kurios moters pasaulyje. Nes vyriškam vyrui negali nei viena moteris atsispirti. Dėl alfa vyrų jam žinot, kas dryksta. Taigi viskas tai veikia. Gerai, plačiau šiek tiek apie Ameriką, ką to paaiškint dar. Iš esmės yra tai, kad tenais karma, šalies ekonomika, realiai perspektyvos tau yra didžiausios. Jeigu tu ten prasimuši, jeigu tu ten sugebėsi prasisukt, tai tu tą patį, ką tu Lietuvai pasiektum, tu Amerikai gausi 50 kartų daugiau. Mažiausiai 50 kartų daugiau. Ta patį pramuši dalyką Amerikoje tu gausi 50 kartų mažiausiai daugiau. O ten asminkiau yra doleriai, nebe litai. Toliau pats matai, kokia yra situacija Ukrainoje ir kas tenais vyksta ir pati Lietuva yra, kaip sakau, tarpinis šalis tarp Rusijos, Amerikos. Ir pats žinai, kad čia padėtų rusai įvestų tankus ir visų gero, vėl okupuota šalis. Tai yra silpna šalis praktiškai. Vis kalba lietuvių yra iš vis nežinoma niekam normaliai ir dėl to, beje, pačiai mano veiklai patrauklus vyras, daug geriau yra pati Amerika arba vakarų Europa, kur yra žmonės atviresni bendravimui, seksui. Ir tenais jinai tūs geriau, dar geriau dėl to, kad yra rinka didelė. Tarasme yra daugiau vyrų, kurie tuo dalyku besidomi. O mano klientas yra vyras, ne kuriam yra 18, 20 metų, ne 22, nes nesugeba įpirkti tokių paslaugų. Mano klientas yra vyras, kuriam yra 30, 35 metai. Kuris turi norą mokėti suviliot bet kurią moterį, gauti ilgalaikius santykius gerą moterį. Taip pat supranti, kiek tokių vyrų yra Lietuvoje. Lietuvoje dar yra senos tradicijos. Toliau, man patinka aplamai Amerikos žmonių požiūris. Tai yra, kad jie yra pardavėjai. Aš dievinu būti pardavėju. Man patinka todėl, kad pardavėjai visą ekonomiką varo į priekį. Be pardavėjų viskas mirtų. Pardavėjas geras, profesionalus, tai yra tas žmogus, į kurį tu kreipiesi, kai kažką perki, jis tave išklauso, jis supranta tavo poreikius, jis patars tai, ko tau reikia ir niekada tau neparduos tai, ko tau nereikia. Jis laiką parduos tai, ko tau reikia. Aš, pavyzdžiui, einu kažkur pirkti, jie niekad man klausimų neužduoda. Jiem yra neįdomu, aš nuėjau fonus pirkti fotografavimui, jie galvoja, kad aš fotografuosiu. Supranti, jie man aiškina, kaip aš ten turėčiau šitas reguliuoti fotografavimui. Sakau, palauk, sakau, aš nefotografuosiu visų pirma. O ką tu darysi? Sakau, filmuosiu. Tai yra apgailėtina, nemoka visiškai parduoti. O Amerikoje yra daug jau pardavimų seminarų, daug knygų parašyta apie pardavimus. Žmonės to domisi, žmonės tobulėja ir žmonės moka geriau komunikuoti, šnekėti, geriau parduoti, geriau įtikinti. Ir tu turi dėkoti tam pardavėjui, kuris tave įtikino kažkada priimti tą sprendimą, perlipu per tavo baimės, kurių tu buvai prisivaręs, bet dabar tu esi dėkingas. Nes tu perlipai per savo komforto zoną ir gavai dabar labai gerus rezultatus. Kaip vyrai dėl mano mokymo alfa vyras lieka patenkinti. Jie ateina pas mane konsultuotis, mes pasižiūrim, perlipam per jų baimės, pasirašom sutartį, mokinamės. Ir po to sako, tai buvo pati geriausia mano gyvenime investicija. Kur aš suinvestavau į mokymus. Amerikoje man patinka klimatas. Tai yra, jeigu aš linkčiausi Kaliforniją, Los Andželą, tenais praktiškai nebūna žiemų. Palmės, geras oras, daug didelį rinką, daug žmonių.
atviresni žmonės. Čia Lietuvoje tu ištraukiai kamerą gatvėje, filmuoji. Visi žiūri, ką tu čia darai. Aš sakau, žiūri į kamerą, darai kažkokius slaptaus rankinį, žiūri į rankinį. Žiūrėk, aš traukiu, žiūrėk, čia yra kamera įdėta, matai. Tas, aš nieko nenorėjau. Maždaug tai svaranti. Sovietmečio paveikti žmonės, dar tas yra nepraeita, žinai. Degeneracijos požiūrį Lietuvos yra sveikiausi genai, žiūrint. Tai yra ant vertybių, ant meilė, supratingumas, atjauta, šeima, aukščiausios vertybės. Bet šitos vertybės tai nereiškia, kad tave duoda, kad tave išmaitins. Kad tu būsi sieliškas, kad tu būsi dvasiškas, tai nereiškia, kad tu mokėsi gerai labai parduoti ir kad tave maitins tai. Kad tu sugebėsi kitiems teikti vertę, pristatyti produktą. Ir Lietuvai niekas praktiškai normaliai nemoka parduoti. Jeigu su manimi bandė kažkas partneriauti, mano mokymus pardavinti niekam neišėjo dar. Nes čia iš viso parduodi nematerialų daiktą. Nemoka parduoti. Reikia šviesti. Tam aš sukūriau savo audio programą. Kaip parduoti savo paslaugas ir produktus. Ten yra mano stiliaus technikos, kuriuose tu skini viską. Eini kiaurai, greuni viską. Tai ir yra taip. Nemoka, žinai, ir sakau, tu pats pažiūrėk dabar, ne? Tu Lietuvai įsivaizduok savo ateitį. Tu matai labai siaurai. Tu matai turbūt iki merginos gerų suradimų. Nori gauti kokią 9-10 balų moterį ilgalaikius santykius. Toliau tu nebežiūri, kas bus. Tik ją suviliau tokia mokyti. O aš jau žiūriu. Jau aš matau, netgi pradraugavusiai metus, 2 laiko, ką mes veiktume, kas būtų, kaip mes gyventume, net matau, kaip mūsų vaikai, ką čia veiktų maždaug, tai Lietuvai. Ir aš matau, kad čia nieko gero. Supranti? Matau, kad nieko gero čia. Tu matai, tau dabar rūpio, perskaityti, kaip suviliot moterį, Alfa vyras knygą, iki seksų, kaip daryti greitai, ilgalaikius santykius, kaip valdyti. Aš tą jau seniai pasiekęs esu. Aš tą jau matau, aš esu viliojęs 9-10 balų moteris, su jomis pradraugavęs, pagyvenęs esu. Ir žinau, kaip tie eina santykiai, kad ten po tom grožių kaukim, ten iš tikrųjų slepiasi labai paprasta kukli mergaitė, kuri ten yra iš visų, nei bum praktiškai. Matau tai daug toli ir matau, kad Lietuvai gerai, aš jau tą pasiekiau, aš jau išniršiau, aš jau Vilniuje išvaikščiau tas gatves visas. Aš jau visus tos prekybos centrus žinau. Tai Kaune kiek esu buvęs vedęs mokymų. Nes jau, kiti miestai yra užmygę, mirė praktiškai, žmonių nėra. Tai ką čia veikti? Pats pagalvok, ką čia veikti? Jeigu, pavyzdžiui, aš grįžtu, kur mano tėvai gyvena, Jurbarke, ten niekas gatvėse nevaikšto. Ten yra miręs miestas. Ten jaunimų iš vis nebelieka, nes jiems nėra ką ten veikti. Ką ten jiems veikti? Gerai, kad, pavyzdžiui, čia atvažiuoju Vilnių, suradau kažką, ką veikti. Ir tu pats turi suvokti, kad Lietuvoje būdamas tavo produktą pasaulio anksčiau pirks tavo draugai, nes šiandien tiek yra maža šalis. Anksčiau vėliau dais iki tavo draugų pažįstamų tai. Ir jie turės irgi pirkti, tu su jais trinsiesi. Su visais, nes čia yra labai mažas tas Vilnius. Tai daug netgi mano partneriai, kuris kabina moteris, jį atpažinėja gatvėse, bet dėl to, kai jis yra pasiviešinęs, jis nėra pasiviešinęs internete. Bet jie atpažina dėl to, ai čia tas, kur prie visų prieina. Pavyzdžiui, jisai pakabina moterį, jinai vėliau būna su draugėmis, jis ateina ir tos draugės sako, o čia tas, kuris visas kabina. Aišku, mums išėjo gera, kad aš radau sistemą, kaip perprogramuoti moters požiūrį, kad netgi jinai žino, kad tu eini per moteris, kad tu esi poligamiškas, tu esi alfa patinas, alfa ryklys. Bet vis tiek tu moki perprogramuoti, kai jinai mąstytų teigiamai, kad tu čia gerai darai tą dalyką. Kaip tai daryti yra, kaip manipuliuoti, valdyti moteris produktas. Tai yra toks DVD, kuriame yra 10 valandų paskaitų įrašai, kurie atėjo mokinys, aš jį mokinau, kaip manipuliuoti, valdyti moteris, kaip jų valdyti požiūrį. Nes jeigu tu valdai moters požiūrį, tu ją pačią valdai. Aplamai, jūs vyrai turit paeiliui skaityti mano knygas, 4 šitas perskaityti. Pirmas žingsnis, perskaitai mano 4 knygas.
Antras žingsnis, peržiūri mano visus paeiliui DVD ir audio programą. O kokie DVD yra knygos, tai aš papačią linkus sumečiau, einat, perkat, skaitot. Nes jeigu nenusipirsit, jūs toliau būsit, bet jūs siaurai mąstysit. Jūs turit gerai gyventi, jūs turit geras moteris kabint, geras mokėt pakabint moteris, turit labai stipriai savim pasitikėti. Neturit vaikščiot nuleidę galvas, turit vaikščiot pakėlę galvas, pasirinkt savim, kaip aš šiandien į kirpyklą nuėjau, atsisėdau, laukiu, kol mane apkirps. Gražią merginą kerpa, pabaigi kirpt. Nuėmė tą, aš pats pirmas išėjau pro duris. Jinai tik išėjo pro duris, buvau su treninginėm, paprasta maikė, striukė, visiškai paprastai apsirengęs. Aš jau painam, sakau, žinai, sakau labas, žinai. Jinai, labas, žinai, nusišypsojo man iškart, sakau, pamiršai duris uždaryti. O duris uždaryti atsisuku, ko apgavo, einam. Iškart vertėjai pamti į apačią. Pakeilimą padariau, nusinešiau aš ją. Greitai suvyščiau taip, kai turėjau vaikiną, jinai tik davė numerį. Šiandien dabar aš už valandus einu su ją susitikti. Tai, ką aš dėstau knygose, DVD, tu mokėsi suvilioti moteris, kurios turi vaikinus, turėsi galę, mokėsi valdyti moterį, jausis toks pasisavimi. Tu žinai, ką reiškia šitas pasitikėjimas savimi. Tu suvilioji 9-10 balų moterį modelį. Tu turi vėliau pasitikėjimą savimi mažiausiai porą savaičių tokį aukštą, kad tau nieks nieko nepaaiškins. Kad tu atsistosi, sakysi, ką tu man sakei? Ką tu man sakei, negirdėjau. Negirdėjau, kažką sakei man. Kažką sakei man. Ir tu mokėsi taip sušnekėti, padėti į vietą tą žmogų, kad iš tavęs tiesiog spinduliuos radiacija pasitikėjimo savimi, griaunanti viską. Eik dabar paeiliui mano knygas skaityti, DVD žiūrėti. Geriausias šis dalykas paimti, nusipirkti visus produktus, su manimi susikontaktau, susirašęs dėl kainos. Ir viskas, ir tobulėk, perskaityk viską, nes ten vis tiek anksčiau ar vėliau norėsi viską peržiūrėti, perskaityti. Nes viskas susiję. Niekur niekas nesikarto. Vis laiką bus naujos informacijos produktuose. Taigi su taimi buvo Airinas Artunian. Prenumeruok mano kanalą. Patrauklus vyras Airinas. Ir iki greito. Iki viso. Behave like alpha, and you will get everything. We won't care.